Na tai jau ne labas rytas, o beveik labas vakaras. Tai sveikinas penktadienį, jau link vakaro, 5 valandos. Pakeliui į Gulbenę, kur vyks, man atrodo, kad 75 ralis Arma. Kažką žiūrėjau internetiniam jų puslapį. Nuo Zarasų iki ten važiuot maždaug 3 valandas. Gan arti. Na ir tiek. Dopai greiti, snieguoti. Pranešė ekipažai esantis tenai, kad prisnygo dar daugiau sniego, tai bus matyt. Na tai ką, kaip ten Latviai sako, labais ralais. Taip kad gauta akreditacija, aišku, nebe nuotikiu, bet all good. Dabar prasieinam, nežinau, paieškosiu sportinių automobilių, jeigu nerasiu, tai į nakvynės vietą. O Jėzau, net nesimatau aš. Tai dabar atvykom į tą miestelį pavadinimu Balvi, kur yra mūsų šis pastatas. Vėliau dar parodysiu, kaip atrodo kambarys. Visai patraukliai, švariai, viskas normaliai. Dabar važiuojam iki kokios parduotuvėlės, lengvai apsipirkti, atsigert, dar ko nors. Ir eisim jau ilsėtis. O, labas rytas. Tai atsisveikinam su mūsų kambariu. Ir keliaujam į greičio ruožą. Dar tik išjungiam šviesą. Ir galim keliauti jau į pirmą dopą. Ačiū Hotel Balvi. Ten matome Dariaus Besevičių automobiliuką, tai panašu, kad ne vieni mes čia lietuviai buvom. Taip, kad dabar išjudam į 1/4 greičio ruožą. GPS rodo, kad važiuot apie valandą. Bus matyt kaip. Nuotaikos super. Ačiū Dievui, kad temperatūra priešingai nei Rokiškiui gan šilta. Tik tai -5. Na, keista šiaip sakyt, kad tik tai -5, nes anksčiau -5 būdavo praeitą žiemą gana šalta. Taip. Na tai jau atvykom į greičio ruožą. Pasirinkta stebėjimo tokia vieta. Ten pats tas posūkis visai klaidinantis, nes tai jie ateina iš gan greitos sekcijos ir jis toksai užsuktas labiau. Kur kamera kišio aš neįsivaizduoju.
Baigėsi pirmas važiavimas. Dabar belenkai ilga pertrauka, maždaug 2 valandos. Nes, tokia Latvių sistema, kad jie po 3 baisiai ilgus greičio ruožus važiuoja. Ir tada, 3-3 tiesiog formatas mūsų irgis. Kažkada buvo bandytas įvesti. Neprigijo ar kažką, nesmė. Čianai tai populiaru ir vos ne kiekvienam raliui daroma. Čia iš kurios pusės pažiūrėsi, gal ir gerai, gal ir ne. Tiesiog gal sportininkam tie 3 iš eilės labai ilgi dopai po klausimėlių. Ne mūsų spręsti vis tiek. Tai dabar einu pasiimt kamerą, nes pagal viską jau turėjo sušalt. Pasikraut viską, pavalgyt, arbatėlės atsigert ir laukt antro rano. Planas vis tiek čia pasilikti, nes užsidarėm. Ir turėjau patirtį, kad išvažiavus iš pradžio pasirinktos neblogos vietos gali būti visai prastai. Taip kad bus kaip bus. Jeigu nieko nebus, tai nieko nebus. Svarbu pasimėgaut gamtą. Dabar beeinant praėjau potencialiai mano pasižymėtą vietą, kur norėjau kamerą statyti, tai reikėjo ten ir statyti. Nors dar nemačiau, kur pastačiau, ar buvo kažkas ar ne. Tai nežinau, klausimas, ar čia statysiu vėl kamerą antro važiavimu. Gal paeisiu į priešingą pusę. Bus matyti vis tiek. Laiko yra. Kažkokia kreivoka mano kamera. Ir man atrodo ir biškiai užrasovės. Štai matome tamsta Marius Mikštas. Kaip Mariau? Trenkė kamerą. O jis nebefilmuoja. Pažiūrim. Filmuoja. Reikės dabar išsikalt pažiūrėti, ką jinai nufilmuoja. Gerai, all good. Ojojoj. Kažkaip šito net nepamačiau. Žiūriu, kad iš ten žmonės. Reiks pasiklaus, kas tenai. Greitai praėjo tą pertrauką. Labai kažko nenuveikiau. Tik tai, kad pakrovau vėl kamerą. Pavalgiau biškį. Ir tiek. Dabar iki starto likus maždaug pusvalandžiai einu nunešti kamerą atgal į vietą, kur ir buvo. O pats eisiu ten pat.
What happened to you? It's Riley! Marcus? Sorry? Maybe few words what happened? I don't know what to say. Speed was okay, but the corner was too tight. Nothing more. Na, greičio ruošas baigtas, kameros visos susirinktos, veiksmo daug, tikrai daug. Oi, miškį pabėgti reikia. Puską įdėt. Dabar palaukiam, kol atsidarys mūsų atkarpa ir pervažiuojam į 7 greičio ruožą. Tenai palaukiam starto. Pažiūrim dopą ir namo. O namo kiek? Nedaug, 3 valandas. Viskas, kelias atidarytas. Galima judėti. Tai va, dabartinės aktualijos. Nespėjome užsidaryti dopą, ne, bet nieko tokio, nieko baisaus. Aišku, biškai pasikeičia planai, bet nueisim pėsčiom. Nėra čia taip toli. Grynas oras. Gerai, saulė nešviečia. Svarbu, kad nėra šalta. Na. Takelį tokie savo, bet biški yra. Bus matyti, verta buvo ar neverta. Nes buvo variantas į žiūrovų zoną, kur po ilgos tiesiosios toksai staigus į dešinę, bet kadangi tą vietą jau važiuos 3 kartą, tai klausimas, ar ten kažkas bus. Šiaip gal ir bus, bet nesmė. Na, atvykom į 7 greičio ruožo ėjom ir priėjom tokį posakį ten šiaip. Dabar šito labai daug eskių. Ir danga tokia šiaip slidoka, jeigu su rokitais važiuojant, nes vien tik tai sniegas. Kamerą jau palikau kažkur toli. Na, kadangi čia paskutinis dopas ir top labai ilgi, tai šito nevažiuos sprintas. Na, greitai užtas važiuos visi dopai ir greičiau važiuosim namo. Taip kad laukiam dalyvių ir žiūrim, kas čia bus. Overs brauc? Jā. Jūs pagaidat.
tai ką, rally finish. 3 dopai. Priešingai nei Alksnikai, tiesiog tai 2. Čia kažkaip įdomi paskutiniam greičio ruože buvo, kad kaip ir paleido rally sprintą, bet 4 ar 5 mašinos pravažiavo ir viskas, ir nebevažiuoja. Taigi vienas iš 2 variantų, arba red flagas ir tiesiog sustabdė dopą, arba aš nežinau, kas čia dar galėjo. Na, bet mes pabiškai judam link mašinos. Dar reikės į štabą nuvažiuoti, kad susigrąžintų užstatą. Ir namo.